Sveiki! Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie kažką artimą mano širdžiai – prisiminimus. Įsivaizduokite, sena pora šoka po žvaigždėmis, jų juokas aidi bėgant metams. Tai prisiminimas, akimirka sustingusi laike, ką mes visi branginame. Bet kas būtų, jei pasakyčiau, kad yra būdas tuos prisiminimus paversti amžinais? Įsivaizduokite, kad galėtumėte iš naujo išgyventi tas brangias akimirkas, dalintis jomis su savo artimaisiais bet kada ir bet kur. Pristatome naują platformą Virtualus kapas. Tai platforma, kurioje galite pridėti mirusių artimųjų nuotraukas, vaizdo įrašus bei jų istorijas. Tai tarsi jų gyvenimo skaitmeninės iškarpos kūrimas, vieta, kur gyvuoja jų atminimas. Štai kaip taip veikia. Sukūrus virtualų kapą atsiųsime jums graviruotą plieninį QR kodą. Tai nėra tik QR kodas, tai vartai į praeitį. Padėkite jį ant fizinio antkapio ir kiekvienas, kuris jį nuskaitys, galės pamatyti visus tos gražius prisiminimus. Įsivaizduokite, kad aplankote kapavietę ir galite žiūrėti vaizdo įrašą, kuriame asmuo juokiasi, šoka ar pasakoja istoriją. Atrodo, kad jie yra čia pat su jumis ir dalijasi tą akimirką. Tai neįtikėtinai galinga. Pagalvokite apie poveikį ateities kartoms. Jūsų vaikai, jų vaikai, jie visi gali susijungti su savo šaknimis, suprasti, iš kur jie kilę ir pajusti tą ryšį. Virtualus kapas – tai ne tik prisiminimų laikymas, tai džiugių akimirkų išsaugojimas, dalymasis jomis ir pajutimas tų šiltų nostalgijos akimirkų apkabinimo. Taigi, kodėl leisti toms akimirkoms išnykti? Su virtualiu kapu galite išlaikyti juos gyvus, dalytis jais ir įsitikinsite, kad jie niekada nebus pamiršti. Branginkime savo praeitį, švęskime prisiminimus ir išlaikykime istorijas gyvas. Ačiū, kad žiūrėjote ir atminkite, kad prisiminimai yra ir tebūnie nepamirštami.